Esu Šiaulių Rasos progimnazijos specialioji pedagogė Marta. Iššūkį priėmiau iš 2A ir 3B klasės mokinukų bei mokytojų Violetos, Jolantos ir Kristinos. Šiandien aš jums iškepsiu Provanso žolelių duonelę. Duoneliai reikės 25 gramų mielių, 1 valgomojo šaukšto druskos, 2 valgomųjų šaukštų cukraus ir viską ištrinam tol, kol mielės ištirps. Mielėms ištirpus į šitą masę įpilam pakankamai šilto vandens, pusę litro. Pabarstom truputį miltų, kad susidarytų tokia plutelė. Uždengiam švariu rankšluostuku ir paliekam kažkur šiltai, kol mūsų mielės suputos. Duonelės įdarui reikės 6-7 galvučių smulkiai tarkuoto česnako, 3 valgomųjų šaukštų Provanso žolelių, prieskoninių žolelių mišinio, 1 arbatinio šaukštelio druskos ir 4-5 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus. Viską išmaišom. Kai mūsų mielės šitaip suputoja, reikia dėti miltų ir minkyti tešlą tol, kol ji nebelips prie rankų, bet nebus labai kieta. Ir tada vėl ją uždengus švariu rankšluosčiu laikyti šiltai, kai tešla pakyla. Kočiojimo įrankį, rankas ir stalą truputį pasitepame aliejumi ir iš tešlos iškočiojame 1 cm pločio blyną. Paviršių ištepame pasiruoštą prieskonių mase ir neaštriu peiliu supjaustome 2-3 cm pločio juostelėmis. Kai duonelė jau paruošta, imame po 1 juostelę, sukame spiralę ir dedame į skardą. Kai duonelę baigiame sukti, dedame orkaitę ir kepame 180 laipsnių temperatūroje apie 20-30 minučių, kol ji pakils ir skaniai paruduos. Duonelė mano baigta. Vaišinkitės, nesirkit, o iššūkį perduodu Šiaulių Rasos progimnazijos informacinių technologijų mokytojai Rūtai.